Sveiki žiūrovai. Šiandien yra sekmadienis, viešpaties diena. Su žmona važiuosim į bažnyčią švęst šios dienos. Aš tai žmona eina į vieną bažnyčią, aš tai einu į dvi, aš ir katalikas, ir protestantas. Tuo pačiu, tai man daug patirčių visokių išgyvenu. Norėčiau Dievui padėkoti ir pasidžiaugti. Vakar pasisvėriau po 1,5 mėnesių 10 kg numėtęs. Vien tik tai maistų sumažinimų dėka, nieko daugiau nedarau, tik tai mažiau valgau ir krinta kilogramai. Praeitą savaitę buvo Marius Jaunaitis ir Laurynas Ragelskis padarė klausimų atsakymų laidą, bendrai juodu čia Kaune turbūt susitiko. Tai tikrai gera laida, galit pažiūrėkit, kaip sveikai mąstantys žmonės atsakinėja klausimus, ne taip kaip, pavyzdžiui, Vaidas. Buvo pirmas klausimas užduotas apie Vaidą Žemaitį. Kada susitaikysit? Tai, turit pažiūrėti patys. Tikrai be jokių pykčių, be jokių nieko atsakė į tą klausimą. Jie net nesusipykė yra. Vaidas čia vienintelis, kuris pyksta ant visų. O jie tai net nepyksta. Aš tai irgi nepykstu nei ant Vaidų, tik ką gali ant psichinių ligonių, ką gali pykti? Ant lochelių. Tai jis yra, toks... Jeigu žmogus sergantis, tai reikti gailiai tokio, žinai. Tik tai matyti gailestį suteikia. O čia tikrai, Laurynas ir Marius tikrai, opozicija gali suvienyti iš dalies. Jie ten tokių yra vis tiek žmonės, kurie, tikrai dabar labai geras laidas jie daro. O čia aš pabandysiu pakalbėti apie Vaido Žemaičio laidą su Vaclovu Žutautu, kuri vyko sausio 26 dieną. Tai ir pabandysim panalizuoti ją. Pirmas dalykas, laida buvo tokia apie aktualijas politinės visokias, kaip Seime, kaip ką, vienas toks, matė, užstrigo, gal toks, gal irgi pritarčiau, Vaidas vis sako, mes labai blogai gyvenam, o Žutautas sako, tikrai Lietuva dabar taip, kiek mes jau esam gyvenę, turbūt aukso amžius toks, geriausiai dabar gyvenimas, geriausias yra šiuo momentu. Aš pritarčiau irgi, kad tikrai nėra toks jau jis blogas, tikrai, čia iš tikrųjų tik kaip pažiūrė į tą gyvenimą, gali aimanuot, kad blogas, gali sakyti, kad geras. Plius jis, Žutautas, sako, kad viskas gerai, tik tai, kad jeigu nevogtų mūsų valdžia, tai gyventume dar geriau. Tai aš tą irgi pritariu, nes daug ir jeigu žmonės tikrai valdžia gyventų dėl žmonių, tai mes žymiai dvigubai, trigubai geriau gyventume. Bet kad jie gyvena dėl valdžios, jie, kad įsaugot valdžią, tai jie ten manipuliuoja baisiausiais dalykais ir tada kaip tu čia, žinai, pati valstybė tai kaip ir nugyveta, tik tai, kad mes geriau gyvenam, nes ir keliai, ir viskas tiesiog nyksta viskas akyse. Tai dabar pabandysim panalizuoti vieną tokį perliuką. Aš taip visą tą laidą, ten nelabai, bet jau į pabaigą laidos Vaido buvo toks klausimas užduotas. Tai nuo to klausimo norėčiau kad atkreiptume dėmesį. Kaip psichopatas užduoda, lochelis ir psichopatas suformuluoja klausimą ir užduoda, ir kaip sveikų mąstymų žmogus atsako į tą klausimą. Tai aš tą noriu pabrėžti, kad tie, kurie seka tą Vaidą, kad pradėtų atsibust, matyt, kame čia bairis, kame čia problema yra, kodėl vis man jis sako, tai kodėl tu kritikuoji, aš nekritikuoju, jūs patys pažiūrėkit, jis pats viską tą padaro. Ir pabandysiu dabar įjungti Vaido klausimą. Aš dar apie vieną dalyką norėčiau pakalbėti. Vaclovai, jūs turėjot politinės praktikos, mes irgi tolygiai panašios labai politinės praktikos turėjom per prezidento rinkimus.
Aš tai nesuprantu, kas tie mes vis. Vaidas sako mes, jis neįvardina, jis ten turbūt kažkokį savo mąstymų sukūręs gaują, sektą galima sakyti, kurį seka, tai jis turbūt su tą sektą. Čia turiu meni Vaido liudytojai, Vaido Žemaičių liudytojų sektą turbūt. Tai va tie mes ten turbūt yra. Tai dabar žiūrėkim, klausim toliau. Jūs turėjot Valdą Tutkų, mes turėjome Eduardą Vaitkų, jūs įgavot praktikos, mes įgavom praktikos. Ir daugelis mane pakritikuoja ir po praeito vaizdo mūsų įrašų pakritikavo. Taigi va. Ir tikrai ir aš įgavau praktikus. Čia tikrai jis teisingai sako, bet tai sakau, ta jų Vaido Žemaičių liudytojų sekta įgavo praktikus kažkokią. Buvo Valdas Tutkus, kodėl nepadėjo Valdui Tutkui, va, taigi čia buvo Eduardas Vaitkus. Eduardas Vaitkus ir Valdas Tutkus tai buvo tokie žmonės, per kuriuos mes su Vaclovu gavom dar daugiau patirties. Vaclovas žino, Vaclovo bagažas politinis yra didesnis nei mano, aš jaunesnis, bet Vaclovas įgavo patirties. Mes įgavom patirties. Vaclovas išsaugojo vis dėlto partiją, jinai išliko. Jūs galėjot ją atiduoti ir ten išdraskyti, išbūti. Ir šiandien mes įgavę patirtį, gavę dar pamokas, mes tiesiog ant šitų grėblių nebelipsim. Ir taip, kad šitą kritiką, taip, mes iš pradžio ėmėm gal per aktyviai reklamuoti, nepažįstant žmogaus, taip aš pripažįstu, tai yra mano klaida, nepažįstant žmogaus tikrųjų pažiūrų ir iš tikrųjų tikrųjų kėstų ir tai, kad žmogus jau buvęs politikose ir ministerijose dirbęs ir visur kitur nekokie atsiliepimai. Bet šitoj vietoje aš pripažįstu, kad tai yra klaida, kad per labai reklamavom ir visi kiti žmonės per greitai spėjo įsimylėti, o įsimylėję nebesugebėjo toliau girdėti mano sveiko proto ir aiškiai. Čia dabar klausime suformulavo, kaip reikia atsakyti. Tai čia tiek perlų per tą klausimą jis paduoda, kad net aš tai nežinau, čia ir formuluoja, ir apvaro tą Vaitkų, ir taip, čia buvo tam Seime, tu žiūrėk, jis atseit apsimeta, kad jis nieko nežinojo, jis tik paskui atrodo iš kosmoso nusileido ir sužinojo, žiūrėkit, Seime buvo dar kažkas. Tai sakau, tokių ligonių klausimas, kaip ir per LRT, įsiklausė ir suformuluoja, kaip tu turi atsakyti. Tai va, čia tai man tas yra, tikrai, paklausykim. Kad tai yra ne tie žmonės, taip pat buvo ir su jumis. Tai aš galvoju, kad šitoj vietoj kaip tik išėjo į naudą. Ar tie prezidento rinkimai, jūs manote, tai yra kažkokia netektis ir nelaimė, ar tai vis dėlto išėjo į teigiamą? Tai va, įsik suformulavo, kad reiškia, čia yra blogai viskas, čia viskas su lūzeriais buvom susidėję ir viskas blogai. Įsik suformulavo klausimą ir dabar žiūrėkit, kaip atsakė Vaclovas į tą jo kliedesį, čia tokį, žinai. Vienareikšmiškai pasakau, net nemąstydamas, nieko net galbūt nei prisiminimų jokių nereikia. Aš labai laimingas, kad man gyvenimas tokias akimirkas padovanojo, kad aš galėjau kontaktuoti su Tutkum, su juo, reiškia, dirbti bendrą darbą, kuris, aš supratau, kad į bendrą darbą dirbom, nors iš kitos pusės kitaip buvo suprantama. Aš kontaktavau, dirbau su Vaitkum, suprantam, irgi tikėdamas, kaip ir mes, kad šiandien visą kalbam, ką kalbam, kad mes čia naivuoliai kažkokie viską, reiškia ir tuo momentu buvau aš naivuolis ir su vienu, ir su kitu, bet aš esu dėkingas gyvenimui, kad mane suvedė su tai žmonėm. Ir aš labai dėkingas ir Tutkui, labai dėkingas ir Vaitkui, kad man teko su jais bendrauti ir biški iš arčiau negu tie žmonės, kurie mus kritikuoja. Čia matos ir ta kūnų kalba Vaido, kuris studijuoja, jau jis toks jau matos nepatenkytas, kad šitaip atsakinėja, kad jis laimingas. Aš žinokit, irgi, kai dalyvavau šitam dalyke, aš irgi laimingas, kad ir su Valdu Tutkum galėjau pabendrauti ir su Vaitkum, kad galėjau
pabendrau, tai tikrai laimingas. Taip pat galiu atsakyti, kaip ir patirties tos įgavau tokios, kaip ir Žutautas. Tikrai, vat, man net, aš pilnai suprantu tą žmogų, nes aš pats vat, taip pat gyvenu kaip ir Žutautas. Vat, tokią turiu džiaugsmą. Čia primena kažką, priekaištauja, suprantat? Man teko su jais abiem artimai dirbti. Ir aš esu laimingas, kad man gyvenime tai pasisekė. Bet aš dar labiau esu laimingesnis, kad tie žmonės nenuėjo į tą lūzorių kompaniją, nepateko Lietuvos lūzorių kompaniją. Bet vat šito vieto aš biskį jau Žutautą, jau čia Lekštutis pralinksmėjo, kad jau jis taip pasakė, kad reiškias nenuėjo. Čia man tai atrodo sudirba toks kaip ir politinis pavydas, opozicija, dėl ko jie nesusivienyje, nes pavydim viens kitų. Pavyzdžiui, reikia, kaip viešpats sako, eik į paskutinę eilę, atsisėsk ir jeigu tave pakvies iš galo į priekį, tai va tada tu būsi laimingas. Tai reikia pradėti nuo pačių mažiausių, o visi norim būti svarbiausi. Ir va tas nesigauna. Tai dėl to vat, ir jau Vaclovas, jis laimingas, kad jie nepateko į Seimą. Nu blemba, tai dėl ko mes kovojam? Dėl to, kad patektume į Seimą. Kad patektų šitas Vaitkus būtų patekęs. Įsivaizduojat, jis būtų, jeigu patekęs, dabar yra tik tai 3, ten tie tokie 3, iki 10 žmonių, kurie kažkiek dar kitaip mato tą. O visi kiti vieną tą patį šneka. O pas Eduardą, pavyzdžiui, kad ir Žemaitaitis, jis šneka kažkiek tiesos, bet visą kitą melą. Jis ten manipuliuoja tarp tų melagių, kad jį ten neapkaltytų. O pavyzdžiui, Eduardas, jis iškalba tik tai tiesą. Ir jam lengva. Kai jis nemeluoja, jam lengva, jis tik tiesą šneka ir tu nieko nepasakysi jam. Nei tu jį apkaltyti gali, nei nieko. Jis moka tokią tiesą pasakyti, kad jį neįtų apkaltyti. O dabar žiūrėk, kad su Žemaitaičiu. Tai tik biski ką nors pasakė. Ir būtent Eduardas jį dar paremtų, dar stipriau, tikrai galima būtų daug ką padaryti, nes remtų, pavyzdžiui, kad į tą Žemaitaitį. Man tai atrodo, kad Eduardas paremtų tokiais pasisakymais, kad neįtų. Dabar visą tą purvų laviną atlaiko vien Žemaitaitis. O būtent Eduardas, tai jis dar turėtų tokį kaip užnugarį iš mūsų pusės. Aš taip įsivaizduoju, kad mes būtume kaip užnugaris Žemaitaičio. Tai būtų, o čia jau jie kažkaip laimingi, kad nepateko į Seimą. Aš tai nežinau, tai dėl ko mes kovojam. Kovojam, ėjom į rinkimus ir paskui pasakyti, kad laimingas, tai, nežinau, man tai čia biskį jau kertasi, žinai. Pajungi toliau. Ir man atrodo, kad šitoje situacijoje, kuri šiandien yra dabar Lietuvoje, kurie viskas, tai ir jie, man atrodo, ir viens ir kiti laimingi, kad jie nepakliuvo, nes ko gero... Aš tikrai, matau, nepritarčiau, kad jie laimingi, bet, čia reiks, gal kada padarysiu laidą su jais ir paklausiu, jūs laimingi, kad nepatekot ar nelaimingi. Tai gal išeis ir su Valdu, ir su Eduardu padaryti laidą, tai tikrai paklausti reiks, ar jūs laimingi, kad nepatekot. Nesakė Vaclovas, kad jūs laimingi turėtumėt būti. Jungi toliau. Dėl Eduardo aš beveik garantuotas, kad ten būtų, nieko jis būtų nelaukęs, jis būtų sakęs taip, kaip jis mąstęs. Nes aš tai jį jaučiu toks, jis irgi aš toks panašiai tokiu būdu, tai jis ten neprognozuojamas, žinai, ne tik neprognozuojamas, bet jis ant tiek turi tą tokį tiesos, tą kalbos kalbą, tą, kad jam, jis pensininkas, jis tik tai, jam nieko nereikia, jis turi viską, jis tik tai nori tą tokią, kad Lietuva atsibustų iš tų, čia iš tokios kažkokios letargų miego tokio, tai jo turbūt tikslas tik tai daug, yra tokių žmonių, kur yra tas tikslas, tik nežinau kaip tą daryti, nes čia tik tai biskį rimčiau pašneki tuo uždarys, baudą, bylą, dar kažką į viskas, čia nieko turi tiek atsargiai viską daryti, kad
O Eduardas jau jis, kai su ekspertais, ten jau jie išmokė kalbėti, ten neina jau apkaltyti. Sako, o, apkaltinu ten, ką nors apkaltinu, ten iš to teisingumo aušra, tai visa vos nepasaudyta. Nu kaip tu Eduardą apkaltysi? Jis savęs cituoja kitus žmonės ir niekaip neina prie jo prieiti. Jis, ką sako, yra YouTube ar kur nors išspausdyta. Ir tu niekaip jau neina apkaltyti, Eduardo. Jis tik tai šneka kitų žmonių, garsių žmonių, užsienio politikų kalba. Ir jau niekaip neapkaltysi. Tai va, klausom toliau. Įgavau tikrai patirties. Man buvo tokios pamokos dvi. Tokios pamokos, kad man jos visą gyvenimą pravers. Čia irgi Vaclovui pritariu, man irgi buvo tokios pamokos, tokios patirtys, kur, tikrai, taip, aš neįsivaizduoju, kaip pasakyti, tikrai ir žmonės pamatė, ir kaip jie prieš rinkimus sako, oi, Vygandai, mes už tai balsuosim, o paskui nei viens nebalsavo ir jie akis sako, kad balsavom, čia patirtys, tai visai kitaip reiks, jeigu kada dar eisiu, tai aš visiškai kitaip pakeisiu tą, aš kažkaip įsivaizdavau, kad čia įsik ant tų laurų, už ko, čia balsuos, tai čia gal, žinai, ant tų laurų įsik kažkokiu tokiu, tai man tos patirties reikėjo tokiu pasididžiavimui ir paskui tokius skaudaus nusileidimų. Mačiau ir Eduardas buvo toks rinkimų tą naktį nusiminęs, tikrai net nustebę visi buvom, tai tikrai, bet čia to reikėjo, nes kad supurtyt, įsivaizdavo žmonių, tas palaikyms lyg buvo, o iš tikrųjų, kai reikėjo ateit balsuoti, nieks netėjo, nenubalsavo. Nes aš kiek žinau, už mane, kur jie norėjo balsuoti, jie daugiausiai netėjo. Ir arba nežinau net kaip pasakyti. Tai va, kur ta problema. Klausom toliau, dar čia biskį paklausysim kelias minutės. Aš nebiški nesigailiu. Pamačiau, kad kaip žmogus atrodo iš toliau, stebimas, kaip jis atrodo iš arčiau, kaip jis elgis, kokios jų pažiūros ir kokių siekiai yra. Viską tą pamatai. Tai čia kas yra? Tik patirtis. Ir aš tik tai... Žiūrėkit, iš tikrųjų, jeigu žmogus būtų protingas, jis turėtų man padėkoti. Aš nenoriu, kad man dėkotų, aš tikrai neįsižeidžiu. Bet jeigu mes nebūtume to parodę ir tai padarę... Žiūrėkit, jeigu žmogus būtų protingas, turėtų jam padėkoti. Bet jis nenori, kad jam padėkotų. Kas pasitė disonansai pas Vaidą vyksta, aš tai nesuprantu. Reiškia, reikia padėkoti, kad išvadinu Eduardą gėjum, ten gėjų palaikytojų, da kažkokiu ten, mersų turėtojų, da ten kažkokiu turtuoliu. Vienu žodžiu, varo ir žmogus da turėtų padėkoti Vaidui, kad jį apšiko. Va čia tai tikra psichinių ligonių mąstymas. Čia tai tikrai, jis, matai, jam turėtų padėkoti, kad jį apšiko, Eduardą. Čia, žinok, o čia tai formuoja nuomonės ir daugumai žmonių, kai tam tokia mėšlė gyvena, šitie žodžiai patinka, tikrai turėtų padėkoti, kad jį apšiko, kol Vaidas nešika ant to žmogaus, tai čia jau geriausias draugas. Bet jeigu, pavyzdžiui, kai mano pavyzdžių, lygio vietų, apvarė. Tai sakau, čia yra, klausim toliau. Mes būtume žmonės atvirai paleidę į perimą. Būkime laimingi, kad jie toliau niekur nenuėjo. Būkime laimingi, nes Lietuva iš to naudos tikrai nebūtų. Nors, pavyzdžiui, kas liečia Valdą, yra gabus vyras, protingas vyras, mąstantis, su galva mąstantis žmogus. Mąstantis žmogus yra. Jis man kažkiek tai Linkevičių primena irgi toks postambis ir man atrodo, kad jis taip pat gali pralįsti pro mažus skaudą. Matot, kaip yra. Ir Vaidas vėl įsityčiuojas iš Tutkaus. Ir kaip sako, būkime laimingi, kad jie nepraėjo. Būkime laimingi. Blemba, aš tai niekaip nesuprantu, kaip einam į politiką ir netikim, kad mes galim kažką padaryti. Tai čia šitoks mąstymas,
ilgai dar turbūt nesusivienysim. Nežinau, kaip čia reiktų susivienyti, bet labai didelė konkurencija yra tarp mūsų. Tai va, didelė konkurencija ir va tokia kažkokia va yra, kiekvienas nori būti vadas, bet ne kiekvienam duota. Tai va, tai tokie dalykai yra. Pažiūrėsim dar gal dalį. Čia galima kaip iš jų elgesio, to, kas vyko toje artimoje aplinkoje, tai dar ir baisesnių minčių kyla. Bet kadangi neįvyko, negali galvoti, čia galite. Žiūrėkit, pats labai, jūs čia turite. Tai va, tai dabar irgi va, išsako iš elgesio. Gal jis ten, aišku, matė daugiau, bet sunku nuspręsti, žinai, va, tokius dalykus, tas elgesys kritikuoja, pavyzdžiui, kad ir Eduardo Vaitkaus sąrašą kritikavo, kad ten vienas kažkuris 6 numerio, dabar nežinau, ten apie tą gėjų santuokas tas. Sunku čia, suprantat, sunku ir tų žmonių surast, kad daug žmonių, kad vienos dvasios būtų. Iš tikrųjų tai buvo nemažai tų žmonių, tos vienos dvasios, bet vis tiek yra tie tokie, kad kitas iki ir aš matau save, taip turi pasigaudyti, kad nenueitum į tą kitą dvasią, kaip sakoma, kad lyg tai ir tas protingai šneka, tai va tokia turi vis tiek prilaikyti savo tą tokį, savo kryptį, laikyti būti ištikimas. Dabar žiūrėkit, kaip ir Žemaitaičiui buvo, Širinskienė nuėjo į kitą partiją, nors čia daug visi žinojo ir kažkaip nuspėjo, bet tai, ką padarysi, žinai, toks gyvenimas, aišku, gal mažai ir čia pas mūsų, jeigu būtume papuolę koks nors būti atsitolinęs nuo Eduardo, būtų buvę matyti, žinai. Tai vat, daugmaž analizavom tą laidą, pagrindinį ten, paskui dar jie pakalbėjo, ten toliau apie Baltarusiją, apie viską, bet ten tokių nelabai ten yra aktualu, ką ten klausyti. Tai vat, tai ką, žiūrovai, ačiū, kad žiūrit, gal pabandysim su Dardu kokią laidą padaryti, jeigu čia išeis. Bandysim dar kažką įdėti. Ačiū jum už, gal vat, šiandien dar pabandysiu kokį trumpą dainą įdėti, gal vat, iš kokį pamokslą, matysim čia. Tai vat ir ką, geros dienos, gerų gyvenimų, sautaus gyvenimų arba laimingų ir ką, iki kitų pasimatymų, tada sudiev.